Sveiki, su jumis aš Jūratė Satė. Šiandien ką tik po nuostabios regresinės hipnoterapijos sesijos ir iš karto noriu pasidžiaugti ir pasidalinti tuo, kaip regresinė terapija, kaip regresinė hipnozė iš tikrųjų keičia ir veikia žmonių gyvenimus į gerąją pusę. Kartais mes galvojame, kad medituodami, užsiimdami sveikų gyvenimo būdų, patys atlikdami tas sugrįžimo į praeitį praktikas, meditacinės praktikas, tylos praktikas, mes galime atrasti atsakymus į mums rūpimus klausimus. Tai iš tiesų kartais taip, tai yra veiksminga, bet kuo skiriasi meditacija nuo regresinės terapijos su vedančiuoju? Pirmiausiai, tai meditacijos metu mes negalime pilnai atsiduoti procesui, ta prasme, kad kai norime gauti atsakymą, mes turime įjungti tą logiką, loginį protą, tam atsakymui suformuluoti ir iš mūsų išankstinių praktikų, išankstinių nusistatymų, iš visų tų informacijų, kurias mes turime savo smegenyse, savo sąmonėje, mes iš tos pozicijos atsakymą ir patys gauname, nes realiai mes net ir klausimą taip užsiduodame. Kai yra sesija su vedliu, regresinės terapijos sesija su vedliu, tai iš esmės pati pradžia gali būti panašiai meditacinė būsena, kai yra atsipalaiduojamas, kai yra kūnas paleidžiamas, kai yra sukuriama toji būsena kūno, kai tiesiog leidžiama protui nurimti, o atsiverti mūsų pasąmoniai. Bet klausimus, kuriuos užduoda vedantysis, vedlys regresinės terapijos, tie klausimai yra iš jo tam tikro protokolinio vedimo struktūros, sistemos, ir tai nėra susiję su asmens, kuriam yra atliekama regresija, patirtimi, su jo noro gauti tokį klausimą ir suformuluoti atsakymą. Tai reiškia toks iš šalies nešališkas priėjimas, visiškai nepriklausomas nuo pačio žmogaus, jo proto būdo. Tai va, todėl regresija su vedliu yra veiksmingas metodas, norint atrasti atsakymus į sprendimus rasti, turint sveikatos problemų, santykių problemų, regėjimo sutrikimo problemų. Ir arba tiesiog sužinoti tam tikrus sąryšius, tam tikras patirtis su savo artimaisiais arba tiesiog su kitais žmonėmis. Tai meditacija to negali duoti. Meditacija duoda kitokius atsakymus, kurie yra paremti medituojančio asmens noru suformuluoti klausimą ir gauti būtent tokį atsakymą. Kai regresija atliekama su vedėju, su vedliu, tai žmogaus, kuriam tai yra daroma, noras užduoti klausimą ir gauti būtent tokį atsakymą yra labai labai sumažinamas ir praktiškai jis yra dedamas į šoną, nes vedėjas pagal protokolą veda norintį eiti į procesą ir tuomet yra gaunami tikslūs, tinkami, aiškus atsakymai į rūpimus klausimus. Tai tiek mano jo patyrimu, tiek manosios praktikos atgarsių. Jeigu ir jums vibruoja, jeigu jums ši informacija yra aktuali ir norite gauti
sprendimus patys su vedėjo, regresijos vedėjo pagalba, tai rašykite man laišką, padėsiu. Tuo užsiimu jau daug metų, 12, beveik 15 metų tai darau ir tikrai turiu daug patirties. Juolab, kad mano patirtis yra ne vien ezoterinė, nors realiai čia ezoterikos nelabai ir yra, nes čia yra iš tikrųjų mokslas su mūsų smegenimis. Va, ir tuo pačiu esu regos terapijos specialistė, tai tikrai profesionaliai galiu tiek pravesti, tiek suformuluoti naujus sprendimo būdus jūsų geroviai. Su jumis Jūratė Satija, regėjimo atkūrimo specialistė, medikė ir hipnoterapeutė. Iki.